3, 2, 1. Anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja. Kaip parodė Ukrainos patirtis, kaip parodo bet kokio karo, invazijos, konflikto patirtis, labai svarbi vieta yra taip vadinamoji penktoji kolona. Tai yra tėvynės išdavikai, kurie naudodamėsi demokratiją, ten ar žodžio laisvę, ar dar kas nors, turi būti turbūt kažkaip apibrėžta ir teisiškai, valstybiškai, kad esant sudėtingai geopolitiniai situacijai negalima daryti tam tikrų dalykų ir čia jau nebe žodžio laisvė, o tiesioginis kenkimas valstybei. Ir jeigu tu atvirų tekstų sakai, kad tu remi, padedi, tau patinka priešas, reiškia, tu ten padėsi jam arba nesakai tokių dalykų, bet sakai, ne viskas čia vienareikšmiška, tai tu automatiškai, vėlgi, mūsų kvailiais laiko, ar kiek galima žaisti tą kvailių žaidimą. Viskas aišku. Tai va, tokie žmonės, reikia su jais tvarkytis. Čia valstybė reikia daugiau. Taip, va čia valstybė turi daugiau įdėti, nes išsišlok savo kiemą yra labai labai svarbi. Yra dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Tikiuosi. Nelabai, net šauliam ne visiems kartais, man atrodo, kai mūsų vadas toks, tiesmukas ir sako, man reikia iš jūsų žudiko, aš kartais net esu matęs ne savo vaikinų, reiškia, rato žmonių, bet iš tų ten jūs kokiu nors ten, akis iš bet žmonės. Bet jis tai visiškai realu.